Sveiki, su jumis verslo tribūna, šios laidos partneris Citus. Vilniuje Citus pradeda naują projektą senamiesčio kaiminystėje. Apie projektų viziją, iššūkius ir apskritai naujininkų galbūt net ateitį. Kalbame šiandien su Šarūnu Taručiu, Citus investicijų ir analizės vadovu. Sveiki, Šarūnai. Sveiki. Tai nuo esmės pradėkim. Kas yra Tyzenhaus by Citus? Tyzenhaus by Citus tai yra mūsų labai seniai pradėtas, labai mylėtas ir tik tuoj pat išvystantis dienos šviesą projektas. Tai jisai skiriasi nuo kitų mūsų projektų, nes tai pakankamai stipriai išreikšti prestižinės klasės atributai. Tai yra jau trečias mūsų projektas būtent toje miesto pusėje, pietinė miesto dalyje. Tai pirmiausiai, kas kyla į galvą kalbant apie Tyzenhaus by Citus, tai lokacija ir ramybė. Dažnai mes, ieškome ir žmonės, pirkėjai priema tam tikrus prioritetus, susidėlioja, ko aš labiau noriu. Ar aš noriu gyventi centre, geroj lokacijoje, bet už tai išmainau gamtą, ramybę, tylą. Kartais, klientų dalis pasirenka gyventi šiek tiek toliau, bet, prioritetą teikia gamtai, tylai, ramybei. Su šita vieta, man atrodo, mums pavyko net, sakyčiau, kažkiek netikėtai surasti tokį aukso viduriuką, kur pėstute mes skaičiavome ir net per Google, tarkim, žemėlapius įvedus nuo Aušros vartų, kai mes jau vis tiek traktuojam tos jau tikruosius vartus į senamiestį, ne į tą nominalų senamiestį, bet į tą jau tikrą Vilniaus senamiestį, iki Tyzenhaus by Citus projekto pėstute Google Maps sistema rodo 10 minučių. Tai paprastai dar žmogaus įėjimo tempas skiriasi, kartai žmonės greičiau eina, tai kitaip sakant, iki 10 minučių mes esame pačioje Vilniaus miesto širdėje, praktiškai Rotušės aikštėje, bet atvykus į objektą ir mes iš tikrųjų turėjom prieš savaitę dar vieną papildomą ekskursiją su komanda, projekto komanda, dar kartą apžiūrėjom visus konkurencinius projektus, galvojom, kaip mes čia atrodysim ir paskutinis taškas, į kurį važiavom, buvo būtent mūsų šitas projektas. Ir nesusitarė didžioji dalis išlipę iš automobilių, pirmas raktinis žodis, kurį sakė, kaip čia tylu ir ramu. Nes, iš tikro, tai, vieta visiškai, galima pajokauti, kad vienas iš kaimynų yra ypatingai tylus, tai kapinės yra. Tai vėl, tai kapinės yra turbūt pats tyliausias kaimynas ir garantas, kad tikriausiai niekad čia šioje vietoje nieko nebestatys. Tai šalia yra atrenovuota, labai gražiai suremontuota cerkvė, šalia Vilniaus gimdymo namai su, pakankamai didelė teritorija buvus akių ligų Tyzenhausų klinika. Tai vieta tokia labai labai rami, tokia kaip sakyčiau ramybės oazė visiškai miesto centrinėje dalyje. Iš tikrųjų tas samplaika dviejų dalykų atrodo nesuderinamų, tikrai viliojančiai skamba ir atrodo net, man tai vis kyla klausimas, kaip niekaip nesurado niekas anksčiau ir buvo neįmanoma. Jūs ten irgi minėjot, kad pradėjot jau anksčiau, bet kaip ir strigot. Tai matyt kažkokios tai ir kliūtys, ta vieta neįsigyveno dėl tam tikrų priežasčių. Tai situacija labai paprasta. Tai šitas objektas Tyzenhausų gatvė 17, kuriame mes vystysime projektą, jisai atsirado aukciono būdu. Tai buvo mokymo centras, kaip institucija, kuri vykdė mokymo veiklą, paslaugas toje vietoje, ir natūralu, kad nusprendė kažkuriuo metu išsikraustyti, ir parduoti kaip neefektyvų turtą. Ir vieni iš nekilnojamo turto konsultantų organizavo atvirą aukcioną, mes laimėjome tą aukcioną. Tai čia kurie metai buvo? Čia buvo 2021 metai. Kuomet mes laimėjome tą aukcioną, dėl sportinio interesų ir įdomumo, su tais konsultantais pradėjom klausti, o tai kiekgi buvo dalyvių, nes, aukcioną tikrai laimėjome ne pirminę kainą, tai buvo, nuolatos kainos kelimas, tie online, vadinkim taip, aukcionai, tu nematai, kas varžosi, tiesiog visi užsiregistravę ir, vis kelia statymus, kaip, kokiam žaidime. Ir tie statymai labai ilgai kilo, tai, iš tikro, kai mums atskleidė, kad dalyvavo praktiškai visi lygi vieno didieji Vilniaus būsto rinkos dalyviai, tai lakmuso papirėlis buvo, kad taip, kas profesionaliai plėtoja, žiūri į plėtrą Vilniuje, tą vietą tikrai identifikavo, nes kad aukcione dalyvauti, čia ir klausytojams turbūt, kad suprasti, vis tiek reikia užsiregistruoti, pateikti dokumentus, garantinį įnašą įmokėti, taip ant, kaip pasakyti, tiesiog ant pramogos retai kas dalyvauja.
nes, reikia tam tikrus įsipareigojimus padaryti, dokumentaciją susitvarkyti. Tai dalyvavo, tikrai labai daug vystytojų. Ir kuomet nupirkome, tai mes šito projekto gyvenimo etape tikriausiai 3 kartus jį perprojektavom. Tai ten jau atsirėmėme pakankamai daug biurokratinių dalykų, tai nepaslaptis tuo metu buvo ir didžiulis virsmas tarp su valstybinė žemės nuoma, kuomet valstybinė žemės nuoma keliavo iš NŽT į savivaldybių jurisdikciją, tai vis kiekvienoje vietoje vis kliuvom, eigoj vis atsirasdavo nauji architektūriniai reikalavimai, tai kaip pavyzdžiui mes, kai nupirkome projektą, jį suprojektavome, tuo metu architektūriniai konkursai buvo privalomi tokio dydžio projektam tik tai centrinėje Vilniaus miesto dalyje, kur buvo Vilniaus tarybos pateiktas žemėlapis, kas apibrėžia Vilniaus miesto centrinę dalį. Mūsų ta lokacija nepapuolė. Vartų, turbūt, gal šiek tiek daugiau, ta centrinė dalis iš architektūros pusės būdavo, aš jau tikrai neatsimenu, kur konkrečiai tos ribos buvo, bet mes tuo metu matėme, kad mūsų šitas projektas tikrai nepapuolė, dėl to natūralu nedarėme architektūrinio konkurso, kuomet mes jau turėjome, kaip pasakyti, pagimdytą daiktą, suprojektuotą, taryba pakeitė, bet pakeitė ne patį įsakymą, bet pakeitė priedą įsakymo, kitaip sakant, įdėjo naują žemėlapį, kur mes sužinojom, kad Vilniaus miesto centras tęsiasi iki Saulėtekio. Tai taip, kitaip sakant... Iki Saulėtekio centras. Tai pagal tą žemėlapį tuo metu buvo iki Saulėtekis, dar skaitosi ta centrinė miesto dalis, kur reikalingi architektūriniai konkursai projektams virš 5000 kvadratinių metrų. Mūsų projektas didesnio ploto. Ir šitoje vietoje, ką mums reikia daryti, tai faktas, kad projektas suprojektuotas buvo išimtis, kad tada reikia, jeigu tu nedarai architektūrinio konkurso, tau jisai privalomas, tu tada turėjai ekspertuoti pas profesionalus. Tai mes pasirinkom ratą vadinamą regioninę architektų tarybą ir nešame projektą. Tai pirmą kartą nunešus projektą, natūralu, atsirado daug daugiau nuomonių, minčių, noro kažką patart, kitaip matyti situaciją, tai mes kelis kartus vis tas klumpės nešiom į tą ratą ir vis keitėm, nes nebūtų tas priedas pakeistas, tai būtų pagal seną tvarką ir praeis. Eigoj iš tikro, turim pasakyti, jeigu ko sakau A, tai reiktų pasakyti ir B, mes gale dienos turim tikrai gražesnį projektą, įspūdingesnį. Faktas, kad labai prie to prisidėjo rinkos kainų augimas. Jeigu rinkoje kainos nebūtų taip stipriai augusios, turbūt racionalumo tokiam projektui, kokį mes dabar sukūrėme, tai tikrai išskirtinės architektūros su labai įspūdingais aukštom lubom, vadinamais penthausais viršutiniuose aukštuose, tai turbūt ekonominės racijos gal tiek tuo metu nebūtų, bet kadangi rinka labai nuosekliai augo, tai vadinkim, gale dienos turim ir projektą gražų, ir vis dar turime ekonominį jo pagrindimą, vadinkim taip. Tai projektas iš tikro, mes skaičiuojame, kad vienas ilgiausių mūsų nuo įsigijimo iki kada mes galim pradėti jau pardavimų procesą. Bet kartais, tas laikas atsiperka ir pastangos, kaip girdžiu iš jūsų, ar ne? Tai, žvilgsnis iš šono, ta pati architektų taryba iš tikrųjų gali įnešti tokių, nereikia bijoti, ar ne, sakykim, tų patarimų. Vienareikšmiškai taip, bet mes visada, versle nepaslaptis ir, auditorija turbūt klauso, supranta, kad nekilnojamo turto vystymo versle yra tam tikra maržos grindų, sakyčiau, dedamoji. Jeigu mes kaip nekilnojamo turto vystytojai iš savo projekto matome, uždirbame mažiau nei X procentų metinę grąžą, kapitalo grąžą, skirtingi skaičiavimai, kažkurioje vietoje tampa nebeaktualu investuoti į nekilnojamą turtą ir tai tiesiog praktiškai sakant neapsimoka, nes panašią grąžą aš galiu pasiekti investuodamas į obligacijas, į kitokius instrumentus ir neprisimti visos rizikos, projektavimo, pardavimų, statybų rizikos. Kas tuomet atsitiktų? Tai dalis, jeigu plėtotojų tiesiog išeitų iš vystymo verslo, iš savo kapitalą nukreipinėtų į investicijas, tai turėtumėm visiškai trūkumą pasiūlos, natūralu būtų užprogramuotas kainų augimas, ir tada dalis plėtotojų grįžtų. Tai faktas, kad verslas turi savo tas atspirties, vadinkim taip, grindis, nuo kurios vietos jau nebeapsimokėtų plėtoti. Tai mums tas kainų paaugimas, nepaisant šito projekto perdarimo, leido minimaliai tas grindis pataikyti ir tikėtis, kad tas projektas visgi bus pelningas gale.
Ir išskirtinis, kaip suprantu, bet tą išskirtinumą tam tikrą prasme ir pavadinimas įpareigoja, ar ne? Projektas, Citus by Tyzenhauz. Tyzenhauzų pavardė irgi, turi savo tokį, sakykime, veidą, kurį projektui dedant jau tokį vardą, jisai turi būti kažkoks kitoks, turi būti tam tikras, net nežinau, kaip pasakyti, simbolis galbūt. Tai visiškai teisingai, nes būtent tai projektas yra Tyzenhauzų gatvėje, ten šalia kitapus gatvės yra akių klinika, kuri Marijos Tyzenhauzaitės yra, kaip ir įkurta, tai su ta viena, vis tiek Tyzenhauzų giminė, Lietuvos masteliais viena tokių garsiausių turbūt giminių, gal ne pati garsiausia, bet viena iš tikrai, tokių tikrai vardas žinomas. Stiprų svorį turinčių giminių. Ar ne? Tai mes ryšomės prie to, nes visgi mes matome savo projekte ir tą aplinką, kuri gal visiškai geografiškai tai lokacijai ir nėra būdinga, nes mes matome labai daug senovinės architektūros pastatų, galų gale cerkvę matome. Ta vieta ten būnant, tu tikrai, nors formaliai tai galėtumėm priskirti naujininkams, bet ten nesijauti, kad tu esi naujininkuose. Tu jautiesi kažkur senamiesčio prieigos. Ir jeigu užsienį, nemažai esu buvęs tokių vietų kituose miestuose, kur tu kaip turistas ar svečias iki galo nesupranti tų ribų. Mes Vilniečiai labai aiškiai suprantam, kuri gatvė pas mus yra riboženklis tarp senamiestis ir nebesenamiestis, bet kai svečiuojamės kituose miestuose, atrodo, panaši architektūra ir čia iki galo nesuprasi, ar čia pats jau tas senamiestis ar pats naujamiestis. Nes iš to ir dar kilo viena mintis, kai mes per savo pavyzdį užsienį dažnai, kai renkamės atostogom, tarkim, ar viešbutį, ar Airbnb, mes tarp kolektyvo diskutavom, juk dažniausiai vengiame tų vadinamų rotušės aikščių, tų pačių centrų, ypatingai jeigu dar mąstume automobilį nuomotis. Ir tokia vieta, kad lyg ir būtų centre, bet būtų šiek tiek patogiau, būna labai patogi. Dėl to mes tą projektą matom, kad pakankamai patrauklus bus ir tarp investuotojų, nes yra suprojektuota ir tų tokių mažų butų, kurie tinkami trumpalaikiai nuomai, tai ar per Booking.com ar Airbnb platformas, nes projekto asortimentas būtų yra labai platus, nuo vieno kambario būtų iki jau tų didelių penthausų. Kokio dydžio, tie dideli, ką jūs turite omeny dideli? Dideli penthausai turi galimybę apsijungti viduj, tai jų taip vidutinis plotas būtų tarp 80 ir kokių 90 kvadratų, bet kelis sujungus galima ir 150 kvadratinių metrų, ir 170 kvadratinių metrų sujungti. Jau pakankamai reikšmingas jau toks namas mieste su tikrai dideliais privalumais. Bendrai kiek būtų yra? 154. Didžiulis iš tikrųjų irgi kompleksas gaunasi. Objektas. Taip, jisai, jis vidutinio dydžio, aš gal sakyčiau, aš nesakyčiau, kad jis labai didelis, nes mes matom miestą pavyzdžių, kur po 500-600 būtų turime ir mes turime tokių projektų. Bet čia jau nėra tas toks, aš dabar, kai jūsų klausau, tai man toks senamiesčio vaibas, ar ne? Taip, visiškai. Tai senamiestį jau nėra tų tokių po 200-300. Yra vienas kitas, mes žiūrime tos konkurencinės aplinkas, nes būtent teisingai palėtėt senamiestis, nes mes, kai pradėjom kurti projektą, sakom, o tai vis tiek, kiekvienam projektą, kai nekilnojamo turto plėtotojas kūrė, jisai žiūri ir matuosi, o tai kas mano konkurentai, ir mes įsijaučiam į savo pirkėją, tai už X sumą pinigų, tai kuriame projekte aš pirkčiau turtą. Ir mes būtent su šitų projektų identifikavom, kad mūsų pagrindinis konkurentas yra būtent toje miesto pusėje ir senamiestį į kitų pačių rinkoje kotiruojamų pačių prabangiausių projektų, kokie yra, naujos statybos, vadinkim, kur dabar vysto pirminiai rinkoje. Būtent čia ir yra mūsų konkurentas. Ir viena pagrindinių prezumpcijų, kad kartais tu gali, ypatingai kalbant apie didesnius butus, eiti į kompromisą su 10 minučių pėstute iki mūsų lokacijos, bet tau nuolaida gaunasi 600 000, 700 000, lyginant su panašių parametrų butu, tarkim, o toj visiškai pačioj aukščiausioj klasėje. Ir tai jau nemaži pinigai, kuomet klientas gali galvoti. Iš kur kilo šita mintis, nes kai pradėjome projektą, kaip ir kalbėjom, tų metų jau eilę mes įdarome, per tuos metus labai daug kreipėsi, pažįstamų, partnerių, kažkokių, kur kažką bendrai turėjom, kažką darom dėl šito projekto. Ir nemažai jų dalis sako, noriu bent 120 kvadratinių metrų, bet nesinori man to 1,5 milijono mokėti tuose pikiniuose projektuose, atrodo, šiek tiek per didelės kainos.
Tai šiai dienai mūsų rinkodaros komanda sakė, kad jau šiai dienai mes turime 300 laukiančiųjų sąrašą dėl šito projekto, tai kitaip sakant, interesantai, kuriem įdomu pamatyti kainas, išplanavimus, projekto pristatymą ir taip toliau. Kiek jų šiai dienai yra aktyvus, o kokia jų dalis jau, priėmė sprendimą ir kitur nusipirko, tai nežinom, bet iš savęs sąrašas atrodo įspūdingai. Tai reiškia, laukiam. Nuo tų 21, suprantu, pradėtas, ar ne, kad sakot, kai kurie? Ne, tas sąrašas yra trumpesnis, sakyčiau, nuo mūsų paskutinio išviešinimo. Čia koks, sakyčiau, gerų metų yra laiko tarpas, nes, tie jau prieš kelis metus tikėtina, gal ir po porą būstų bus pakeitę, tai gal vėl norės grįžti. Iš tiesų, bet, kas tas jūsų pirkėjas vis dėlto pagrindinis? Taip, jūs minėjot ir konkurentus stebit ir panašiai, bet, pavyzdžiui, ir pirkėjai, ir tas sąrašas, iš ko jis susideda? Jeigu ir būtų įvairovė, yra, kaip suprantu. Taip, tai būtų įvairovė yra, tai pirmiausia, bendriniu žodžiu pavadinus, tai didžioji dalis, kurie ieško savo. Tai reiškia, kitaip sakant, žmonės mato, kad čia galėtų būti jų nauji namai. Ar pirmi namai, arba, didesni, geresnėje vietoje, bet namai. Bet visas ir konceptas buvo kūriamas taip, kad tai būtų, jaukus, tokia kaip oazė projektas, tyloj, ramybei. Ir tai natūralu, kad labiau orientuota ne į tuos, vadinkim, vakarėlius mėgstančių žmonės, bet labiau į žmonės, kurie yra, kurie vertina labai estetiką, architektūrą. Bet iš kitos pusės, tai ir miesto būtent žmogui taikyta, nes, nueiti iki centrinės miesto dalies nereikia net, pavežėjų paslaugų, taksi paslaugų, tai visiškai šalia. Šiltuoju sezonu, kuomet dviračiai, tai su dviračiu patys nekartą esam važiavę, tai, priklausomai, kaip pasiseka su šviesoforu ties Aušros vartų gatve, ar ne, nes ten jau nusikaltimas važiuoti per raudoną, tai, galima iki 3 minučių nuvažiuoti. Tai, tikrai visiškai, čia pat praktiškai Aušros vartai, jeigu su dviračiu į tavo kiemą. Tai tas ratas žmonių yra labai platus, nes yra tikrai brangaus turto, ką mes sakome, tuos penthousus, ir yra labai, patrauklaus investicijai turto, kur galėtų būti arba kaip pirmas būstas, arba, trumpalaikiai nuomai, ilgalaikiai nuomai, šiek tiek turime komercinių patalpų pirmame aukšte, bet, labai nežymų skaičių, tik 4 patalpas, tai, jau jos tikėtina organiškai užsipildys tik, prasidėjus projektui. Kur vaizdas iš penthouso? Iš penthouso vaizdas į visas pusės. Tai vieni penthousai matys daug medžių ir cerkvę, kur yra visiškai prie pat. Jinai, kaip ir sakiau, jinai pakankamai gražiai atrestauruota ir, kupolai taip, ypač kai lietus palyja, tai net akį rėžia tas auksas, jie auksiniai. Tai, dalis žmonių matys cerkvę, dalis žmonių matys miesto horizontą, tai, taip, tai nėra toks miesto panoramos vaizdas, kokį mes matytumėm užlipiant 3 kryžių kalną, bet, perspektyvą į miestą galima matyti, nes, ir projekto reljefas yra šiek tiek į kalną, tai, dalis korpusų bus šiek tiek kaip ant kalniuko pastatyti, tai, matysis. Ir taip pat labai gražus vaizdas yra būtent į tą visą gimdymo namų teritoriją, nes ten net mes su komanda juokavom, kažkiek primena tą tvoros gal motyvai, kaip Sapiegų parkas Antakalny yra, irgi ta tokia tvora ir už tvoros daug medžių, žalumos ir taip toliau, tai savotiškas parkas. Kas, viena pirkėjai taip, kokia, sakykit, kadangi vis tiek orientuota galbūt labiau į dviračių ir pėsčiųjų judėjimą, aš kaip suprantu, senamiestis pasiekiamas, viskas kaip ir po ranka, kokia ta aplinka, parkavimo sprendimai vaikams, kas yra aplinka? Tai mes savo projekte net 2 lygių parkavimą numatę esam, tai parkavimas visus atitinkantis teisės reikalavimus, tai tikrai nepaslaptis, ypač kalbam apie jeigu didesnius būstus, tikrai tu to žmogaus visus metus ant dviračio nepasodinsi, tai tikrai pagalvojam ir apie tą parkavimą, kad jisai būtų požeminis, ant žeminio parkavimo neturim, tai vėlgi tai šiek tiek prisideda prie estetikos ir urbanistikos, tų automobilių nesimatys, visi suvažiuoja į požemį. Yra laisvalaikio zonos, yra tokios, kaip ir sakau, kaip šiek tiek ir parkas padarytas tame projekte ir šiek tiek bus meno instaliacijų. Tai jis bus ir tokių ne tik tų vadinamų, kai kartais matome, kai mes juokavome vaikų žaidimo aikštelės, mes vadiname STR-inėm.
Tai, statybų techninio reglamento, tai vad, kad tą varnelę užsidėt, kažkokią laipynę, kad atėjo inspektorius, pliusiuką uždėjo ir yra. Tai mes, šiek tiek šitam projekte skoningiau, įdomiau bandom, sugalvoti kiemeliai pirmame aukšte, nes, dalis būtų, kurie pirmame aukšte turės kiemelius, tai vėl papildomas apželdinimas ir kadangi sklypas yra, nelygus, o tai yra į kalną reljefas, tai iš vienos pusės mums kaip statytojam, tai čia šauktukas Excelio skaičiuoklė, nes statyba brangsta, visada statyba lygiame sklype yra pigesnė, bet galutinis produktas, jisai natūralu, kad bus įdomesnis. Kuomet tu turi kieme aukščių perkleitimus, tu gali žaisti su augalais, su apželdinimais, kažkokiais vijokliais, tai įdomiau, tu gali tarpinės stoteles, fontanėlį padaryti, tokių įdomesnių dalykų. Taigi, taip sakant, ta visa infrastruktūra aukščiausio lygio bus komercinės patalpos pirmam aukšte, kur mes šiai dienai nežinome, kas iš naudos, galim pasakyti, kad greičiausiai tai bus grožio turbūt paslaugos, gal kažkoks delikatesų, kaip populiaru, ar parduotuvėlė kažkokia bus pirmam aukšte, labiau orientuota į tą aplinkinę kaiminystę ir gyventojus. Tai irgi šioks toks privalumas gyventojams, kuomet tavo pirmam aukšte komercija kažkur gali susitaupyti labai laiko ir atstumus, jeigu tinka tau grožio paslaugų, nežinau, ten moterims nagų, tarkim, specialistė, tai jeigu yra tavo pirmame aukšte, tai tikrai sutaupai ir kamščių, ir laiko, ir panašiai. Kaip bendrai tas objektas, apie naujininkus kalbant pačius, tai tikrai ir su jumis esam kalbėję turbūt ne vieną kartą apie naujininkų tą virsmą, apie tai, kuo jie gali tapti ir kokį potencialą turi. Kaip čia jūs matote tą aplinką ir apskritai, pavyzdžiui, investicija į patį objektą ir tiems perkantiems, koks tas gali būti, kokia ateitis, koks tas kainų augimas? Tai vienareikšmiškai, kad čia yra vienas tikriausiai didžiausių kainos prieaugių potencialių visame mieste, nes vis dar naujininkai, ar ne? Jo, nes vis dar naujininkai, tai mes kaip ir kalbėjome, mes dar šiai dienai lygindamiesi su tais pačiais prabangiausiais Vilniaus projektais, akivaizdžiai duodame nuolaidą, vadinkim taip, mūsų projektui. Bet tas atoskyra tikrai dažnu atveju yra mažesnė negu galima suma sutaupyti. Būtent šita pusė naujininkų, jinai yra šiek tiek kitokia, gal naujininkai, jinai yra dar ta senamiestinė naujininkų dalis. Iš esmės šitoje būtent vietoje nėra tokio ženklaus ir ryškaus traukinių stoties kirtimo. Nes jeigu kitoje dalyje naujininkų, tai mes turime toje vietoje labai išplatėjančius Lietuvos geležinkelių tuos takus, ar ne, kur stotis, tai ta kelionė per bėgius, jinai atrodytų tokia psichologiškai, iš vieno miesto į kitą ateinu, šitoj vietoj net mes nekertam, nes iš tikrųjų pagrindinis kelias, kuriuo einam, geležinkelio linija yra tik viena ir jinai yra viršuje. Tai mes einame šaligatviu net nepajaučiam, kad mes pereinam geležinkelį į kitą pusę, plus savivaldybė dabar renginėja didžiulį parką Liepkalnio gatvės apačioje, kuris irgi jaukiau pajaukins žmogui tą kelionę nuo senamiesčio, to tikrojo senamiesčio iki mūsų. Ir kitas labai svarbus dalykas tai tiem, kas gyvena su automobiliais. Nes šitoje vietoje tu turi galimybę labai patogiai išvažiuoti į kitą miesto pusę ir į aplinkelį. Nes būtent nereikia kabinti centrinės miesto dalies, bet iš Tyzenhauzų gatvės važiuoti viršų link Žirnių gatvės. Tai yra pakankamai patogus maršrutas, nereikalaujantis stovėti kamščius. Kainos. Nuo kiek prasideda objekte? Pats pigiausias būstas, aš kaip ir sakau, pas mus kainų žirklės labai nemažos. Dėl to, kad mes turime ir mažų būtų, tarkim, su netokiu gerų vaizdu ir turim labai įspūdingų būtų. Tai kai mes vadinam savo rinkoje, tai žirklės kainos. Tai nuo kiek iki kiek. Taip. Tai pigiausias būstas už kvadratinį metrą 3700 eurų už kvadratinį metrą, pats brangiausias siekia beveik 6,5 tūkstančių už kvadratinį metrą. Kad taip įvertint, 3000 eurų skirtumas tarp pigiausių ir brangiausių už kvadratinį metrą yra tikrai pakankamai plačios žirklės. Bet kaip ir sakiau, mes kiekvieną butą vertinom pagal tai, o ką aš galėčiau nupirkti, ką mano konkurentai ir kiek aš būčiau linkęs mažiau gauti nuolaidą arba mažiau išleis, kad aš pirkčiau Tyzenhaus Baicitus, o ne pas kitą nekilnojamo turto vystytoją kažkur iš mūsų tiesioginių konkurentų. Tai tas kainos range'as pakankamai toks platus yra. Jeigu taip tiesiog pasakyti skaičių, kuris labiausiai krenta į akis žiūrint 154 būtų kainodarą, tai sakyčiau 4650.
Taip, kur statistiškai dažniausiai už tokią kainą yra. Toks viduriukas. Jo. Jeigu reikėtų jums 3 žodžiais apibūdinti projektą, kas tai būtų? Centras, ramybė, estetika. Puikų žodžiai. Iš tikrųjų. Beje, kalbant apie terminus, kur jūs šiandien esate ir kada tas startas, gyvenimas, kada prasidės? Na ir projektą planuojame vystyti vienu etapu. Nes iš vienos pusės 154 butai, lyg ir nemažas, bet mes suprantame ir tą diskomfortą gyventojų gyvenant etapiniai statybai, kuomet, aš nusipirkau būstą, įsirengiau ir dar vis statybos pas mane už langų. Plius, projekto dydis ir dabartinis rinkos, ypatingai Vilniaus miesto būsto rinkos aktyvumas mums leidžia preziumuoti ir tas susidomėjimas didžiulis projektų, kad mes visgi jį sugebėsim parduoti, pardavimų tempą išlaikyti vienu etapu ir darysime vienu įpu. Tai šito vietoje nebus etapuotos nei statybos, nei pardavimų, mes atrakinsim visą projektą spalio pabaigoje ir klientai galės rinktis. O baigti planuojat? Planuojame baigti tikriausiai dabar pagal terminus, sakyčiau, kad 2027 metų pirmas ketvirtis. Tai pirkti jau galima anksčiau, bet įsikraustyti bus šiek tiek reiks luktalt. Taip, dar nesu iki galo užtikrintas kiek, bet visada esminis dalykas, kuomet mes galim šiai dienai rezervuoti, tai mes užsifiksuojame šiandienos kainą. Tai čia vienas esminių, kodėl plėtotojai parduoda ir jiems sekasi parduoti iš brėžinių, vadinkim taip, ar tik pradėjo statybą, nes žmogus užsifiksuoja kainą, organiškai per 1,5 metų statybos tikėtina, kad ta kaina paaugs ir jau pirkėjas išlošia sandorio dieną, nes jisai užfiksavo kainą su santykinai nedidelė pinigų suma prieš 1,5 metų. Smagu, dar vienas naujas objektas, įdomus objektas Vilniuje ir tikriausiai ne paskutinis, bet apie kitus jau kitą kartą. Šiandien laidoje viešėjo Šarūnas Tarutis, Citus investicijų ir analizės vadovas. Kalbėjome apie Thyssen House by Citus. Dėkui Jums. Ačiū.